Labadiena, čia aš Vaida Tamkevičiūtė ir itžinios.lt. Ketvirtadienį Japonijos aukščiausiasis teismas išteisino populiarios failų dalinimosi programinės įrangos kūrėją. Jis buvo kaltinamas autorių teisių pažeidimu. Tai labai teisingas sprendimas, sakė 39 metų Isamu Kaneko, sukūręs peer-to-peer programą Winnie. Tai be abejo turės gerą įtaką. Winnie, kurią buvo galima rasti kurioje svetainėje, leidžia vartotojams internete nemokamai keistis failais, tokiais kaip kompiuteriniai žaidimai ir filmai. Ši programinė įranga jos kūrėją Isamu Kaneko išgarsino visoje Japonijoje. Jis teigia, kad programuotojų pripažinimas kaltais dėl autorių teisių pažeidimo gali trukdyti technologiniai plėtrai ir nepripažino savo kaltės. Visgi 2006 m. gruodžio mėnesį Kioto apylinkės teismas Isamu Kaneko pripažino kaltu. Teisėjas tvirtino, kad programuotojas internete patalpino programinę įrangą, nors žinojo, kad ji bus naudojama neteisėtais tikslais. Kioto teismas nepaskyrė jam laisvės atėmimo bausmės, bet priteisė $1,5 milijono jenų, tai yra $17 000 bauda. Tai pirmasis teismo procesas Japonijoje dėl failų dalinimosi programinės įrangos. Osakos apylinkės teismo teisėjas ketvirtadienį sakė, kad Isamu Kaneko pareiškė, jog programuotojas turėjo žinoti apie galimybę šią programinę įrangą naudoti netinkamais tikslais, tačiau taip elgtis vartotojams jis nerekomendavo. Programinė įranga Winnie leidžia dalintis failais, tai palengvina muzikos ir filmų perdavimą. Be to, ši programinė įranga buvo informacijos nutekėjimo šaltinis, nes ją naudojosi ir vyriausybės bei kompanijų pareigūnai. Iki arešto, kuris įvyko 2004 metais, Isamu Kaneko Tokijos universitete dirbo tyrimų asistentu. Tai buvo itžinios.lt. Ačiū, kad žiūrėjote.